Piniguose nėra prasmės, jei tu jų neinvestuoji prasmingai. Turi būti greiti automobiliai, teisingi rūbų brandai, prabangus šampanas ir geri laikrodžiai. Prabanga motyvuoja kitus jo siekti, todėl mitas apie socialinę atsakomybę ir ten panašiai yra tiesiog vargšų ir tinginių manipulacija, nes jie patys nieko nepasiekė. Jie sako, kad laimė yra ne piniguose, bet daug geriau verkti apsirengus iš Gucci negu iš Humanos, ane? Vardiniai numeriai irgi pabrėžia tavo unikalumą, prabangus šampanas išskirtinis skonio, o kaljanas, jei gyvenimas tau davė Ferrari ir kaljaną, tiesiog išnaudok tai. Ir laikas, aišku, eina kur kas geriau, jei tavo laikrodžio rodikliai yra auksinė. Ta patvirtina ir mokslininkai. Zdarova, žiūrėk, kažkaip užsiparina labai stipriai aš gyvenime, nes čia vat karočią jau gatvę dabar, žiūrėk, ir va tokį Mersą pamačiau, žiūrėk. Opa. Toks vat. O, tai? Jo. O tokią tą mašiną vairuoja. Subaru. Ir kiek jinai kainuoja? Nu, 5000 gal. Nu tai va, 6. išvadas padarom patys, kaip sakoma, nes tėvai metai eina, o džipai ir Mercedesai jie patys neatsiranda. Karočią, mums reikia verslą daryti. Okei. Tai ką tu mąstai? Tai papasakos, klausyk. Viešbučių verslas yra tikrai pelningas, bet statyti naują viešbutį ir pirkti lovas brangu. Tačiau mes turim jau įrengtus kambarius, policijos areštines. Tinklas visa Lietuva. Pliusai – tvarkinga, saugu, nes policija šalia. Yra įvairių pasirinkimų. Vienvietės, dvivietės. Olegas be to yra buvęs, sako tikrai galima pernakvoti. Policija gauna pinigus, mes uždirbam win-win. Tačiau reikia gauti ir ekspertų nuomonę. Galiu pasakyti, skamba įdomiai ir jeigu tam yra klausę, tai verta padaryti pasiūlą. Jeigu ten kokiam jaunimėliui tokie backpackers arba dar kokį nors, tai rimtas žmogus tikrai nevažiuos tenai. Bet jaunimas, kuris ieško nebrangiai, tai manau gal ir būtų įdomu, su idėja kažkokia. Bet pirmiausia, reikia išsiaiškinti, kiek areštinėse yra laisvų vietų ir koks viešbučių užimtumas, kad suprasti, kiek mes čia galim uždirbti. Todėl aš nusprendžiau pastovėti prie viešbučio ir prie areštinės ir pamatuoti žmonių srautus. Gerai, gal ir ne pats geriausias būdas, bet to labai šalta. Manau, tikslesnį informaciją galime gauti telefonu arba elektroniniu paštu. Koks pas jūs yra užimtumas dabar? 70%. O būna 100? Nu, dabar ne sezonas, būtent šiuo laikotarpiu tai nebe, o tai jau nuo birželio mėnesio, tai aišku visą laiką po 100 buvo. Mano įtarimai pasitvirtino. Viešbučiai išties perpildyti. O kol rinkau šią informaciją, atėjo ir atsakymas iš policijos. Areštinė stovi apytuštė. Taigi viešbučiai būna užimti nuo 70 iki 100%, o areštiniai 70% laisva. Skaičiai sueina ir panašu, kad einam teisinga linkme. Au. O viskas gerai? Jo, mes masažą. Man sportinį masažą daro po mano sportų visur. Aš dabar teismą turėjau ir iš manęs, šiam gabalų paprašė civilinio ieškinio, tai karočią, aš manau, reikia biški pinigų užsidirbti ir... Ble. Kas pas tave gero? Nu tai ką mes, karočią, biški čia pasiskambinom šiandien bei ten. Tai, žinok, man atrodo, mes čia turim dylą. 7% viešbučių būna užimta, o vasarą 100 būna procentų iš visų užimta. O areštiniai, karočiai, tik tai 30% būna užimta. Jo, palauk, tai gaunasi, kad jeigu 20 Taip. eurų kainuoja, tarkim, kajutkę ir pas mus atvaro milijoną žmonių. Drąsiai, seni, drąsiai. Ir per visą vasarą jas išdėliotim, tai karočią 20 milijonų mes turim drąsiai. Nu, bet čia optimistiškai, žinai, nu jeigu gerai, tarkim 15, still mes, karočiai, esam on top. Kaip gerai, kaip gerai. Čia aš dabar apie masažą, kaip gerai, Jo, tai žodžiu, davai varom tada ir aš manau, kad jau galim kalbėti ir apie... Jo. Galim ir investicijas kalbėti, aš tiesiog paskambinsiu šitą Aston Martiną, gal ir reikia kažkaip paimti patį tokį normaliausią variantą, kad aiškiai būtų... Nu, kad nebūtų gėda, žinai, vis tiek, ne, paprasčiausiai jau ten įsim. Tai davai, tu seniai tipo skambink ten, aš skambinu ten ir susiskambinam paskui. Sėkmė praktiškai garantuota. Dabar metas pritraukti investicijas.
I would like to share with you my business idea. Okay. I have a great connection with our police department in my country. We know that 26% of the custodies is full, so 74% of the custodies are free. We can make rooms there for the tourists. Advantages, what is funny, yeah, it's cool, it's very safe, because it's in the police station. Crime rate in the police station is 0. It's super safe. Okay. So I have, already I made a presentation. I already made a rebranding. This idea can go worldwide. And we can split 50% for you, 50% for me. What do you think? We request you to share your business idea with all the details on our mail address. Okay. Our business team will look into this and they will give it back to you. Okay. All right, but I would like to know your personal opinion. What do you think? Is a good idea? It might be a successful thing. I think it can be successful. It can be successful. We can rule the world, yes? It might possible. I know. Okay, I will send my presentation. Big pleasure for me to have business with you, my friend. Goodbye. Goodbye. Take care. Na kągi, kontraktas praktiškai mūsų kišenėje. Ta proga reikėtų save palepinti. Tik ką baigiau pokalbį su Amerika ir man atrodo, kad turiu labai gerą, jau beveik gerą dealą turiu ir tikėtina, kad kitos savaitės bėgė jau turėsiu pakankamai geras cash flow jau manęs laukia. Tai noriu kažkaip šitą dalyką biškį atšvęsti, prasminti. Pinigai, žodžiu, nėra problema. Ant kiek greitai ir ant kiek čia galima viską padaryti gerai. Ar jūs domina Bentley automobilis ar ir Aston Martin? A koks yra brangesnis, Aston Martin ar Bentley? Tai kainos labai panašios. Ten skirtumas 15-20 tūkstančių, kas iš esmės. O, tai visai ne pinigai. O klausykit, jo. Mes vietoj dabar turim ir Astoną CB12, kol kas jis būtų vienintelis toks Lietuvoje. O. Būtų sidabrinis jisai. Sidabrinės spalva ir toksai... Bet jisai bent kainuoja bent 400 tūkstančių eurų ar mažiau. Ne, pas mus, žinokit, automobiliai tiek Astonas, tiek Bentlis, apie 300 tūkstančių jie kainuoja, 320, 330 jau čia pagal. Jeigu greitai norit, matot, tai galima tada bent Taigą bandyti. Džipą, jie yra 3,5 kažkur tūkstančio. Turim tokį vieną. Oi, atsiprašau, 350. 350 jau geriau. O klausykite, o gal galima ten kažkaip dar pilną komplektaciją kažkaip padaryti, pavyzdžiui, dar kokias nors papildomas paslaugas gal yra? Tų paslaugų šiaip yra, bet kad pasiektume tą 400 tūkstančių ribą, tai nesu tikra net, ar galime tiek jau prikrauti visko. Jo, suprantu. Viskas okei, aš suprantu, klausimas gan toks keistas, tiesiog čia ant bangos, žinot, gyvenimas. Taip, aš suprantu. Taip jau gyvenime yra, kad sėkmingų ir kūrybiškų asmenybių niekas nemėgsta. Todėl visi ėmė griauti mūsų planą. Gavome laišką iš Airbnb, kad į mūsų idėją jie vis dėlto neinvestuos. Policija irgi, nors prieš tai rašė, kad laisvų vietų turi, matyt išsigando mūsų sėkmės ir staiga apsigalvojo. Viešbutė Areštinėse. Nu taip. Žinokit, atvirai pasakysiu, neįsivaizduoju, kaip tas pas mums Lietuvoje galėtų veikti. Nes, supraskite, ten irgi įvairūs asmenys yra uždaryti ar ne, įtariami įvairiom nusikalstamom veikom ir taip toliau. Tai sudėtinga turbūt šiai dienai būtų įsivaizduoti, kad galėtume per tokį projektą įgyvendinti. Yra kaip yra, bet Olegas savo mamą jau pažadėjo Aston Martin, o nuvilti mamą būtų labai negerai, todėl pinigus vis tiek reikia uždirbti, nesvarbu kaip. Valstybės patentų biuras, Sigita, klausau jūsų. Sigita, sveiki. Žodžiu, idėja tokia, aš noriu pirkti kažkur pigiau ir pardavinėti brangiau. Nu tai palaukit, tai ar čia, tai visi taip daro. Čia jokia ne naujiena. Matot, išradimas turi atitikti naujumo kriterijų.
Tai išradimas dar turi turėti kažkokį techninį rezultatą. O koks jūsų rezultatas? Padidėja, kad antkainį gausite. Tai čia visos parduotuvės taip dirba. Visi jokio naujumo čia nematau aš. Dominikai, nahui tu man nesakei, kad idėja pirkti pigiau ir pardavinėti brangiau čia ne nauja idėja. Ne? Nu, blėt, jo, aš tau, kai sakiau savo idėją šitą, tu, blėt, zaibys, davai užpatentokiam, dabar paskambinau patentų biuro, sako, blėt, visi taip daro. Nu tai aš žinojau, nu tai man tai pasirodė gera idėja. Čia Vilniaus prekyba, taip? Taip, klauso jūsų. Galbūt dabar jūs kartais ieškot akcininkų. Prašau? Gal jūs ieškote akcininkų įmonę jūsų? Mūsų įmonė ar ieško akcininkų? Taip, taip. Nu, mes beje jos turim savo nuosavus, tai... Ne, tai aš žinau, akcininkų. Jo, aš žinau, kad turi, tiesiog gal ieškot, nu, kad naujų, nu, nes aš tiesiog dabar man, matot, tokia situacija, kad reikia pinigų ir aš pasižiūrėjau, kad ten pas jūs neblogai galima uždirbti, jeigu akcininkas, tai tiesiog galvau, gal ieškot akcininkų. Ne, žinok, idėja, mes akcininkų neieškom, nes akcininkai dažniausiai patys, kurie įmonės, o ne jie ieškomi yra, tai negalim pagelbėti nieko šio klausimu. Nu, bet tai jie iš kažkur vis tiek, nu, atėjo pas jūs. Tai akcininkai, kurie verslą ir ieško darbuotojų, o ne darbuotojų akcininkų ieško. Suprantat, apie ką mes kalbam? Jeigu jūs man duodat paskolą, aš pasiemu tą paskolą, aš galiu jums jos negrąžinti? Na, negalit negrąžinti, nes jūs pasiemate paskolą, tai įsipareigojate ją grąžinti. Kokiais atvejais aš galiu jums negrąžinti paskolos? Na, tokiu atveju nėra. Jeigu aš kitą šalį išvažiuoju ir jūs manęs ten nesurasit? Na, tai paskola, jeigu jūs pasiemate paskolą savo vardu, tai jūsų įsipareigojimas ją yra padengti. Jeigu aš, tarkim, nenorėsiu atiduoti jums paskolos? Na, tada jūs klausia tokius klausimus, kurie nėra susiję, nenorėsite grąžinti. Na, tai jeigu jūs pasiemate paskolą, tai jūs įsipareigojate ją grąžinti. Bet aš noriu paskolos. Jeigu jūs negrąžinate, jūs perduodamas į skolų išieškojimą. Bet matot, man ne paskolos reikia, man reikia pinigų, kurių nereikia grąžinti. Aš norėčiau pas jūs paimti pinigus ir negrąžinti. Na, tai jie pas mus neteikiama tokia paslauga, kad pasiimti ir negrąžinti. O ateityje galima bus tikėtis, kad tokia bus paslauga? Na, ne. O kodėl? Kai būna akcijos, pavyzdžiui, ten kainuojama kas nors yra, tai kur ten ta kaina dingsta paskui, kur tie pinigai dingsta? Tu prasme, kokie pinigai? Nu, pavyzdžiui, jeigu kas nors kainuoja euras ir tada 50 centų, tai 50 centų jūs nubraukėt, tai kur tie pinigai keliauja? Nes matot, aš tiesiog, man dabar tokia situacija, kad labai reikia pinigų, nes aš neturiu darbo, tai aš galvau, gal galėtume mes kažkaip, jūs man tos pinigus galėtumėt pervesti, ar ten dalį, pavyzdžiui, ar kažkaip ten sugalvoti. Tai žinokite, jūs tų pinigų, tie visi pinigai jum lieka, nes jeigu jūs perkate su akcija, tai jum tas pinigų likutis lieka jūsų piniginiai. Jie niekur nedingsta. Nu, bet jūs, pavyzdžiui, buvo kaina euras ir dabar 50 centų jūs nuėmė, tai jūs kažkur tos pinigus paėmė, tai gal kažkaip galima juos manom atiduoti. Na, žinokit, čia tokio dalyko neįmanoma, nes čia yra įmonės prekės ir dažniausiai jos kainuoja pigiau, nes lieka galiojimo data, tarkim, keliom dienom, tai gaunasi kaip akcija. Supratau, nu, bet, aišku, nes aš kažkaip galvojau, kad jūs ten tos pinigus kažkur nuo tų kainų nuimat, ten prie atlyginimų gal prisidedat savo, pavyzdžiui, ten darbuotojams. Tikrai nežinokite. Taip, Olegai, klausau. Jo, tai žodžiu, dėl to Aston Martin, žodžiu, biški, žinot, kaip būna gyvenime, realybė pagavo mus ir gavom kažkaip visai kitokį atsakymą iš tos įmonės, su kuria buvom galvoję susitarti ir padaryti mūsų dylą ir jie dar kažkaip nenori su mumis dabar
kažkaip pasirašyti sutarties labai greitai. Ir aš kažkaip biškį bijau šitoje vietoje dabar nusipirkti kažkaip tokį brangų daiktą ir tada galų gale negauti ten to dylą. Bet aš turiu jums gal klausimą tokį, gal jūs... Aš dabar, savo verslo idėją, kurią vos beveik nepardaviau, aš galėčiau galbūt perleisti jums, bet tada aš turėčiau kažkiek tai, nežinau, neturiu dar sprendimo, bet aš galvoju, gal aš galėčiau kažkam iš jūsų akcininkų, pavyzdžiui, pasiūlyti šitą mūsų know-how, nes mes ten jau turim prezentaciją, visus patentus ir taip toliau, gal jie susidomės. Žinokit, konkrečiai čia dabar sunku man atsakyti, iš tikrųjų, taip nuoširdžiai kalbant, tai abejoju, kad iš tikrųjų akcininkai mūsų į tokias kalbas eitų dėl to, kad yra susikoncentravę, žinot, į automobilių verslą ir tai yra vienintelė sritis jam šiuo metu svarbi, tai tiesiog. Gerai, žiūrėkit, ne visiems iš pirmo karto išeina gerai, ta prasme, čia gyvenimas yra, bandai, nepavyksta, kažkas nepaeina. Svarbu nesustot, svarbu eiti toliau ir nesijuokit, karočiui, gerai. Šiuo metu visi operatoriai užimti, prašome palaukti. Klausau. Sveiki. Sveiki. Žiūrėkit, skambinu su tokiu pasiūlymu. Mes čia turim sklypą Vilniuje, gana nemažą, Šeškinės rajone. Ir čia, kaip ir numatyti, jau yra statybos darbai, bet realiai jie prasidės tik tai, po kokių 30 metų. Tai mes galvojam per tą laiką galbūt čia dar įveiklinti tą sklypą, galbūt pastatyti kažkokius sandėlius ar prekybinės patalpas, kažką tokio. Gal jūs domintų toks projektas? Domintų, su kuo aš čia kalbu? Dominikas mano vardas. Tai palaukit, kas, kaip, kur, kokiam rajone čia? Šeškinės. Tai gal ir domintų, tai nežinau, kažkokį ar turite, nežinau, bukletėlį, kažkokį aprašymą, ar čia kaip vietoje apžiūrėt, kaip čia būtų kas galima.